Taigi labas vakaras, pirmadienis, sunki diena, sunkiai visiems, moraliai labai sunki. Pasiklausus tai, kas vyksta tarptautinėje erdvėje ir padarius išvadas praeitos savaitės įvykių, norisi daug ką pasakyti. Įdomu, ne, atvyko amerikietis, diplomatinės pasiuntinys, Amerikos pasiuntinys Baltarusija atvyko į Lietuvą. Su kuo susitiko? Susitiko su klapčiukais. Kaip įvardino kaip opozicija. Kam ta opozicija, sunku pasakyti. Susitiko su ponu Gražuliu, kurį galima pavadinti ir valstybės priešu, ir išdaviku. Ponas Gražulis buvo įvardinęs save Trumpo rinkimų štabo vadovu Lietuvoje. Trumpo rinkimų štabo vadovas Lietuvoje ponas Gražulis svetima valstybė, o jisai organizuoja rinkimus svetimai valstybė. Tai nenusikaltimas. Šiaip tai yra nusikaltimas, nebent ponas Gražulis turi Amerikos pilietybę. Tuomet mes suprantam, kad tai gali būti ir kitaip. Tuomet jis rūpinasi kaip tik tai savo valstybės gerovę. Jeigu jis turi dvigubą pilietybę, tai ką jis veikia Europarlamente nuo Lietuvos? Čia vėlgi kitas dar įdomesnis klausimas. Taigi, susitiko su ponu Vėgėle. Ponas Vėgėlė šiandien visų žiniasklaidos priemonių yra pristatomas kaip naujasis Lietuvos gelbėtojas, arba kitais žodžiais galima sakyti, kad žiniasklaida kūrė naująjį lyderį opozicijai. Naująjį lyderį. Liktai opozicija pati negali savo susikurti lyderio. Aišku, negalima. Opozicija neturi teisės susikurti savo lyderio. Nes tuomet jis bus nevaldomas, tuomet tikrai visa politinė linija bus ta, kurios trokšta opozicija. Taigi, Ignas Vėgėlė galėtų būti sistemos sukurto opozicinių lyderių ir labai gražiai visą tai ir skamba. Žmonės sako, o Ignas Vėgėlė už vienijimąsi. Už kokį vienijimąsi? Su kuo vienysis Ignas Vėgėlė? Ką priims į vienimąsi, kokia yra jo programa, vis tiek pagrindiniai pasisakymai, reikia padėti Ukrainai laimėti. Taigi, ką vienys ponas Vėgėlė, ogi tuos, kurie balsuos už tai, kad siūsti pinigėlius Ukrainai. Kieno pinigėlius? Lietuvos pinigėlius. Lietuva jų turi per daug, Lietuvos keliai po sniego nutirpimo ir po žiemos atrodo labai nekaip. Netgi pagrindiniai Lietuvos keliai atrodo nekaip. Taigi, ką vienys Vėgėlė, ne? Tuos, kurie balsuos už tai, kad reikia siūsti pinigėlius ir paremti Ukrainą. Įdomi žinia. Ar reikalinga opozicijai tokia žinia ir toks lyderis? Klausimėlis. Tai va, tai šitie du dalykai dar įdomesni. Po to, kai mes pasvarstome vilkikų užstrigusių Baltarusijoje klausimą. Užstrigo vilkikai, praėjo tiek laiko. Baltarusija sakė, kad galima tartis, kad tai yra vis tik tai dviejų valstybių dialogas ir ta problema išsprendžiama. Lietuva vedė dialogo? Nevedė dialogo. Lietuvos vyriausybė pamiršo šitą problemą. Kas įvyko? Ogi įvyko tai, kad žmonės patys nuvyko, susitarė ir problemą beveik išsprendė. Kągi, žinia tokia, kad sumažintos kainos už prastovas aikštelėse. Žinia tokia, kad Baltarusijos prezidentas pasigailėjo Lietuvos vežėjų ir vilkikai grįžta. Jeigu vilkikai grįžta dėka to, kad žmonės patys važiavo, trepsėjo ir susirūpino, klausimas, kam reikalingas diplomatinis, va tas visas lietuviškas korpusas, kam reikalingas Lietuvoje užsienio reikalų ministras? Ir nachren mums tokia valdžia, kuri nieko dėl mūsų nedaro. Taigi valdžia, kuri nesugebėjo diplomatiniu keliu spręsti problemas, reiškia, jinai neatlieka savo valdžios funkcijų. Jinai yra nereikalinga. Grįžtam toliau. Gražulis po susitikimo su amerikonu, sakykime liaudiškai amerikonu, pasakė, kad dės visas pastangas,
kad vyktų dialogas tarp Amerikos ir Baltarusijos, nes būtent dėl to, kad Amerika nuėmė sankcijas Baltarusijai, ponas Lukašenka paleido kalinių, kad atitinkamą skaičių ir dalį jų atsiuntė ant lietuvių kuprų. Laikykit, sako, jūs tiek metų turėjot Cichanovskają, gerai šėrėt, maitinot, imkit daugiau politinių kalinių, jums jų reikia, turėkit. Vėgėlė taip pat džiūgavo, koks geras susitikimo rezultatas, sankcijų nuėmimo esmė, politinių kalinių paleidimas. Klausykit, ką gero Gražulis ir Vėgėlė padarė dėl Lietuvos politinių kalinių. Galite jums užduoti klausimą? Ar jums klausimų nekyla? Aš, pavyzdžiui, niekada nieko negirdėjau, kad ar Vėgėlė ar Gražulis kalbėtų apie Lietuvos politinius kalinius, bet prieš geras 3 savaitės mano paklaustas apie politinį kalinį Algirdą Paleckį, tai yra Vėgėlė visai neturėjo ko pasakyti, jis sakė, kad aš nesu susipažinęs su byla ir nieko negaliu pakomentuoti. Taigi, jam būtų atleistina, jeigu Ignutis Vėgėliukas būtų paprastas advokatas. Taip, jisgi negali su visom bylom susipažinti. Bet Igniukas Vėgėliukasgi buvo nusprendęs tapti Lietuvos prezidentu. Ir tuomet žmogus, kandidatuojantis Lietuvos prezidento postą, turi žinoti, kas dedasi jo valstybei. Taigi Algirdo Paleckio byla jam turėjo būti labai, labai svarbi. Bet kadangi Igniukas Vėgėliukas, mano manimu, yra sistemos saldainiukas, tai jis nieko nežino, negali pakomentuoti, bet ašgi vis tiek nesustojau. Sekantis mano klausimukas buvo, ar Ignas Vėgėlė, kurdamas tokią opozicinę koaliciją, vienytųsi su Algirdo Paleckio bendražygiais ir su juo. Čia Igniukas Vėgėliukas man pasakė, kad su kaliniais jisai nesvienė. Su kaliniais, nors mes dar nenuteisti. Kodėl buvo užduoti tie klausimai? Ogi dėl to, kad tie, kurie žmonės klausėsi to pokalbio, išgirstų kitą medalio pusę. Aš jau nekalbu apie tai, kad Igniukas Vėgėliukas ne visus priėmė į tą savo susirinkimą. Bet tai irgi nėra svarbu. Nepriėmė ir nereikėjo. Bet jo, kai kurie labai nusiminė, kai kurie labai pergyveno. Labai įdomi man buvo pozicija Zenono Andriulėno. Kiek žinau, Zenonas Andriulėnas labai daug dirbo. Igniuko Vėgėliuko prezidentiniai kompanijai labai daug dirbo. Paskui jisai su žmona užsiregistravo į Igniuko Vėgėliuko konferenciją ir nuvažiavo. Ir tik nuvažiavę sužinojo, kad jie ten yra nepageidaujami. O kodėl Andriulėnas Zenonas buvo nepageidaujamas? Kodėl jam tai nebuvo pranešta iš anksto, tiksliau, kodėl jis gavo apgaulingą pranešimą, kad taip jis išregistruotas, bet atvykus jam buvo pasakyta, kad organizatoriai jo matyti čia nenori. Kas čia per pažeminimas žmogaus, kuris atvyko su mintimi, vienytojai renkasi. Tai va, jeigu tokius klausimus užduodi Facebook'e, taip vadinama veidaknygėje, tai pasipila tokių nepatenkintų, kas čia drumščia Igno Vėgėlės šitagi frako baltumą. Jis vienytojas išjoks, jis anoks ir taip toliau. Nuklausykit, ar jūs pamiršote, kas už rankyčių stovėjo Baltarusijos kelyje? Ir būtent Vėgėlės ir Gražulio susitikimas su amerikonu tik dar kartelį patvirtina, kad šitie du ir dar kai kurie dalyvauja žaidime padėk Baltarusiją prie Trumpo kojų. Nepavyks, nėra ten kvaili tie Baltarusiai. Ir šitas veiksmas nepraeis, bet o kodėlgi dar kartelį neįsiteikus amerikonam ir nepasakyti, kad mes pasistengsime, kad Baltarusija pasuktų demokratiniu keliu, kad ji kaip ir Lietuva netektų savo pramonės, savarankiškumo, kad jų žmonės paskestų bankuose ir taip toliau. Taigi labai įdomus visas tas praeitos savaitės rinkinukas. Nežinau, patinka jums ar ne, išvadas darykit patys. Tai va, Vėgėlė ruošiamas naujuoju opoziciniu lyderiu. Aš prisimenu
Likus iki pirmos prezidentinės kompanijos dar 3 metam Nausėda važinėjo į visus kaimus ir jį taip pat ruošė, kol galų gale paruošė. Žmonės juo patikėjo, ypač kaimuose žmonelė, o čia toks protingas ir taip toliau. Paskui pasirodė, kad saldainis tai visiškai šūdo skonio. Bet vėliau dar pavyko tą patį saldainį prastumti dar vienai kadencijai. Ir dabar jau aišku, kad reikia dar vieno konservinio kandidato, kad iš 2 konservuotų vienas konservuotas laimėtų. Praeitą kartą mes turėjom žaidimą Šimonytę Nausėdą ir žmonės, naiviai, kaip čia pasakyti, ar vienas ar kitas vis tiek būtų jų. Tai va, jeigu lipsit ant to paties grėblio ir vėl patikėsite sistemukais, pasižiūrėkit, kas buvo prieš 2 metus, prieš 3 metus. Žvilgtelkit, nepatingėkit, arba jau paklauskit tų, kurie viskuo domisi. Ignas Vėgėlė nebuvo ir nebus opozicionierius. Aišku, labai gerai, kad jie sugeba kai ko sakyti, nedasakyti, bet kad jie nori padėti Baltarusiją po Trumpo kojų, jie nepasakė. Bet jie pasakė, kad reikia kaimyniškų santykių, bet ne tokių kaimyniškų. Bet būtent kaimyniškų, kai ta kita šalis tampa kolonija. Tai va, tai čia irgi įdomus labai dalykas, bet žmonėms užteks žodžio kaimyniškų. Kitos visos esmės jie net nenagrinės. Taigi įdomus dalykai toje politikoje. O pats įdomiausias, kad Lietuva turi labai mažai gyventojų. Mes neturim 2 milijonų gyventojų. Tai tada paskaičiuokime, kiek mes turim žmonių Lietuvoje gyvenančių ir turinčių balsavimo teisę. Ogi visiškai nedaug ir kad rinkimai atrodytų solidžiau, kad nebūtų parašyta rinkimuose, kad dalyvavo 543 000 Lietuvos gyventojų, tai buvo didžioji dalis ir rinkimus laimėjo tas ir tas. Nesolidu. Taigi reikia padidinti rinkėjų skaičių, kaip reikia. Taigi 16-mečiai. Labai gera auditorija, jeigu juos mokykloje mokytojai paruoš, o juos tikrai paruoš, nes jie dabar yra sistemos dalis, juos valdo sisteminė mūsų švietimo sistema, juos paruoš, juos nukreips, jiems įdės vertybės, už kurias reiks balsuoti. Ir po to mes jiems suteikiam balsavimo teisę ir jie ateina ir prabalsuojam. O kaip prabalsuoja? O taip, kaip reikia sistemai, todėl kad kartų konfliktą sistema sugebės sukurti. Visada kartų konfliktas yra labai sunku šeimose, nes kuomet vaikai paaugliais tampa, jie vienu metu prieina išvadą, kad tėveliai yra kvaili ir kad jie viską žino geriau. O kodėlgi nepasinaudoti iš tuo, ne? Šitą situaciją. Jeigu tėveliai yra kvaili, o jie viską žino geriau, tai jie gal galėtų balsuoti. Bet smagu, nes jau apie tai atsirado kalbančių žmonių. Aš vis laukiau, kada atsiras. Ir jau atsirado, kurie tai pusiau juokais, pusiau rimtai sako, puiku, leiskim 16-mečiam eiti į Seimą, šluokim tos visus konservus, ne? Siūskim naujosius 16 metų konservus. Taip, leiskim 16-mečiam tuoktis, gimdyti vaikus, vairuoti automobilius, būti išrinktiems į savivaldas, visur. Leiskim 16-mečiam dirbti savivaldybėse. Kam tas mokslas? O kam tas supratimas apie ekonomiką, apie politiką, apie biudžetą? Nereikia, svarbiausia yra leidimas. Taigi, leiskim, jeigu žmogui leidom balsuoti, reiškia, jam reikia leisti dalyvauti rinkimuose, kelti savo kandidatūrą ir kitame Seime mes pamatysim krūvą 16-mečių. O bus įdomus Seimas, o bus įdomus reginiukas ir nebūkit užtikrinti, kad tie 16-mečiai nenušluos tų, kurie dabar jiems tą leidimą suteiks. Taigi, Lietuva stebuklų laukas, stebuklų lauke viskas galima. Dar kartelį tada apie kitos savaitgalio įvykį. Aš vadinu tai įvykiu. Todėl, kad tas įvykis neigiamai veikia mano emocinę būklę ir sveikatą. Man nepatinka tas įvykis, kuris bus kitą savaitgalį. Visai nepatinka. Nežinau kaip jums, bet aš jau nenoriu. Niekas manęs neklausia ir suprantu, kad noriu aš ar nenoriu, tai įvyks. Aš kalbu apie valandos persukimą.
Man tas labai primena lietuvių liaudės pasaką, kurią girdėjau būdama vaikystėje, kai ponas dieną ilgino. Kad kuo daugiau būtų šviesaus laiko darbui, žmonės dirbtų, reikia prailginti dieną. Nu tai ką, kapitalizme tai normalu? Kodėlgi nepasukiojus laiko? Pasukioti laiką, žinoma, galima. Ir jeigu tavo rankose valdžia, tai tu jį suksi tiek kartų, kiek norėsi. Čia apie laiko pasukiojimą. Dabar dar seka dar viena tema. Kai kur mokyklose, kurios turi nuosavą šildymą, žmonės bijo išnaudoti turimų dujų, nes neaišku, kaip bus. Ir dabar, kai ta saulutė šviečia, jie stengiasi užsukti šildymą, kad jo nebūtų, naudojasi saulės šilumą, nes nieks nežino, koks bus balandis ir kas bus toliau su kuro kainom. Lietuva visada galėtų turėti labai palankės kuro kainas. Bet negalima. Žiūrėkit, atvažiavo Amerikonas ir pasakė, kad nuima sankcijas Baltarusijai. Amerikonas atvažiavo. Dialogą gražų pradėjo, Lukašenka į Ameriką pakvietė, bet Amerikonas neleido klapčiukam priiminėti savarankiškų sprendimų, tai reiškia neleido Lietuvai kalbėti su Baltarusija. O dialogas su Baltarusija lygiai taip pat reikštų pigesnį kurą ir pigesnį elektrą Lietuvai. Kolonija neturi gyventi gerai, nepamirškit to. Kas leidžia arba neleidžia priimti mums vienokius ar kitokius įstatymus. Ir va tada ir juokingas vaizdelis. Niekas neleido, lietuviai nepadarė. Užsienio reikalų ministras tylėjo, prezidentas burną pavertė subinę, irgi uždengė tualetinių popierių, vilkikų klausimo niekas nesprendė, išsisprendė tauta. Lygiai ir dabar. Dialogas galimas Amerikos su Baltarusija. Kolonijom negalima užbėgti, kaip ten sako, nebėg prieš traukinį, ne? Yra toks vat posakis. Ir nelysk prieš viršininką, nešokinėk. Nesistenk užbėgti. Jam priešais, nes jis tave tiesiog sutryps. Tai va, kaip tas traukinys. Taigi negalima. Tai va, tiem, kurie nesupranta, kodėl nevyksta dialogas su Baltarusija, Lietuvai neleido. Kai tik tai leis, mes bėgsim paknopstom, bėgsim griūdami ir Gražulis, ir Vėgėlė, ir visi kiti pirduliai. Bėgs. Kam reikalingas opozicijos lyderis, kurį sukurs sistema, ogi tam, kad sisteminį išgyventų, kad jiems niekas neiškeltų teismų, kad leistų jiems susitvarkyti savo sąskaitas ir didelio pasaulinio virsmo laike leistų jiems saugiai susirasti naujus lizdus perėjimui. Tai va tiek. Tokia trumpa, sakyčiau, mano minčių tėkmė šiandien. Išvadas darykit patys. Tam jums reikalingos galvos. Kad būtų smagiau daryti išvadas, bendraukit su kaimynais. Nepamirškit. Ateina šventės, bus Velykos, bendraukit su kaimynais, nebijokit. Nuvažiuoti, aplankyti visus savo artimuosius, kol jie yra gyvi, nes paskui važiuosite, vešite nupirkę vainiką iš laidotuvių biuro, nors to vainiko mirusiam nereikia, čia yra tik pelnas laidotuvių, tai laidojimo organizacijai. Taigi, kad pelnas neitų laidojimo organizacijai, ir kad gyvenimas būtų šviesesnis, nuvažiuokite, aplankykite visus savo artimuosius, susibrėžkite tokį tikslą, kad iki atvilikio jūs aplankysite visus pačius brangiausius žmonės. Ir paskui jau jums nebereikės pirkti to brangaus vainiko kaip kaltės jausmo, kad 5 metus nesimatėt, kad atvažiavote laidotuvės ir tada kažkaip nepadoru važiuoti su mažu krepšeliu, reikia tempti kuo didesnį vainiką. Taigi, aplankykit. Jeigu turite mažiau lėšų, nesistengkit vežti kažkokių didelių dovanų, nes pati didžiausia dovana bus jūsų atvykimas. Pati didžiausia ir gražiausia dovana. Suprantu, kad kai giminės gyvena vienas Rokišky, kitas Ignalinoje, trečias Pasvaly, neįmanoma kasmet susitikti
Bet kai paskaičiuoji, kad gyvenimas trumpas ir tas susitikimas gali būti be tavęs, tiksliau tu gali būti susitikimo priežastimi, bet neaktyviuoju dalyviu, tai tada įvertinkit finansus, galimybės, visą kitą ir pagalvokit, o kasgi jum dabar esant gyviem svarbiau ir svarbiausia. Tai svarbiausia yra šeima, aplinka, brangų žmonės, nepraraskite sąlyčio su jais ir mąstykit, nesileiskit apgaunami. Yra žmonių Lietuvoje, kurie eina į politiką atvirai, tiesiai, šviesiai, be gudravimų, be užuolankų, nuolat sakydami, kas jie yra, ko jie siekia. Norim nepriklausomos Lietuvos, norim, kad Lietuvoje lietuvių būtų daug, kad lietuvių kalba skambėtų, norim, kad valstybė galėtų spręsti savo tautos likimą, savo piliečių likimą, norim. Galim to norėti, galim to siekti, galim. Ar galim to pasiekti? Galim, nes visada reikalinga buferinė zona tarp rytų ir vakarų. Buferinė zona tarp rytų ir vakarų užtikrina sąlyčio taškus, kurie nesukels karinio veiksmo. Nes tam yra ta pagalbė, taip vadinama, kurią saugo ir viena ir kita pusė. Taigi, galvokim, mąstykim, būkim šalia vieni kitų, gyvenkim, džiaugimės ir netiduokim valstybės bet kam. Dar vienas toks rimtas kvietimas, pasižiūrėkit savo aplinkoj. Mes norim Seime matyti tuos, kurie sugeba savo interesą atidėti į šalį ir tautos valstybės interesą iškelti aukščiau asmeninių. Šiandien šitie žmonės yra aukso kainos ir šiandien mes norim šituos žmonės suvienyti, suburti. Yra visos galimybės. Primenu, kad Eduardas Vaitkus ėjo į rinkimus, rinko opozicinį sąrašą, bandė. Tai buvo bandymas, tai buvo geras dalykas, kad mes matėm, kad tai yra įmanoma. Pasižiūrėjom, kokios klaidos buvo padarytos ir šiandien sakom, kad jau mes galim turėti antrą labai stiprų bandymą, su geru rezultatu, nes kiekvienas rajonas turi protingų žmonių, kuriems skauda dėl Lietuvos, dėl ateities, dėl visko, dėl žmogaus, tiesiog dėl žmogaus, dėl padarumo, dėl sąžinės. Taigi, man atrodo, aš jau pakankamai daug pasakiau ir tada ačiū labai, kad išgirdot. Dalyvaukite diskusijoje, rašykite savo nuomonės, komentuokite, tai yra svarbu, tada mes žinom daugiau vieni apie kitus. Ir kaip šiandien man pokalbio metu pasakė Gintaras, pokalbis tai yra ne tik bendravimo priemonė, tai yra pažinimo kelias vienų į kitus. Taigi mes organizuosime gyvus susitikimus ir jeigu jūs norite būti jų dalyviais, praneškite. Jeigu norite atvažiuoti į tuos susitikimus, pasakykite, mes jūsų lauksime. Yra dar žmonių Lietuvoje, daug šviesių, gražių ir jaunoj kartoj yra be galo daug šviesių žmonių. Pažiūrėkit, kaip gražiai lietuviai atšventė lygiadienį. Ta tokį šviesos virsmą. Taigi, mes turim kuo džiaugtis, turim ką švesti irgi. Būkim kartu su Lietuva, būkim vieni su kitais, viso geriausio, viso geriausio.